matau, yra užsiregistravę 22 tarybos nariai. Jurita Zubauskienė išvykusi, o Vilius Adomaitis informavo, kad truputį vėluos. Bet kur kuriems liečia viešus privačius interesus nuo šių svarstomų klausimų. Posėdėje dabar dalyvauja 22 tarybos nariais, sprendimus priminėti galime. Tad pradedame 10 šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 19 posėdį. Kęstutis Tautvaišas nori, matau. Siūlau į darbotvarkę paskutinių klausimų įtraukti papildomą klausimą dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 dienos sprendimo numeris T239 dėl uždarosios akcinės bendrovės Fortum Energija atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo pakeitimo. Šitą klausimą mes apsvarstėme ekonomikos investicijų ir strateginio planavimo komitete. Ačiū. Dar iki darbotvarkės nebuvom dėję, bet yra jau pasiūlymas. Tai turėsim omenyje. Yra jums pateikta darbotvarkė 20 klausimų. Jie yra visi apsvarstyti komitetuose. O pasiūlymų dėl darbotvarkės, tai Kęstutis Tautvaišas pasiūlė dar vieną klausimą įtraukti. Nebūtų prieštaraujančių? Tai darbotvarkėje turime 21 klausimą. Galime pritarti bendrų sutarimų dėl darbotvarkės? Ačiū. Senai vedžiau tarybos posėdžius, tai jeigu darysiu kokias smulkes klaideles, atleiskit. Tai pirmas klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 dienos sprendimo numeris T31 dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas laikinai einantis mero pareigas tarybos narys Gediminas Čepulis. Kiek žinote, buvo sudaryta reglamento darbo grupė. Pagrindė reglamento pakeitimai yra, kad pasikeitė vietos savivaldos įstatymas ir mes vietos savivaldos įstatymo pakeitimus įkėlėme į reglamentą. Per komitetus kaip ir klausimų tokių nebuvo. Visi kaip ir pritarė, tik tai tiek mes paskui pastebėjome klaidą 16 punkte, kur lyginamajam rašte buvo išbraukti kai kurie sakiniai, bet dėl techninės klaidos į sprendimo projektą persikėlė be išbrauktų sakinių. Matote ekrane? Lyginamajam tas buvo pateikta. Yra klausimų? Tai jeigu nėra klausimų, tai siūlyčiau balsuoti pirmą už 16 punkto pataisimą. Kas už, prašau balsuoti.
Ačiū. Pritarta vienbalsiai. Tai dabar balsuojame už visą sprendimo projektą su pataisimu. Ačiū, sprendimas priimtas vienbalsiai. Antras klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2024 metų spalio 31 dienos sprendimo T181 dėl tarybos nario laikinai einančio savivaldybės mero pareigą skyrimo pakeitimo. Pranešėjas Gediminas Šepulis. Tai šis pakeitimas sprendimo projekto yra todėl, kad buvo gautas tarybos nario Mindaugo Balčiūno prašymas dėl tarybos nario laikinai einančio savivaldybės mero pareigą skyrimo pakeitimo, nes dėl užimamo pareigų negali eiti mero pareigų. Tai ir vien dėl to buvo pakeistas sprendimas, paruoštas sprendimo projektas naujas. Ir visi komitetai apsvarstė ir pasiūlė Manfredą Rudį. Benjaminas Rimdžius. Noriu paklausti. Sveiki, kolegos. Aš noriu paklausti kolegos Manfredo, ar jis ir šiai dienai tebemano, kad valstybės tarnautojui yra normalu po darbo neštis namo finansinius dokumentus ir ten toliau tęsti savo darbą? Nežinau, čia su tuo sprendimo projektu nieko nėra bendro. Matau, Manfredas norėtų atsakyti. Gal galite patikslinti tą klausimą, nelabai supratau. Čia yra požiūrio klausimas į valstybės tarnautoją, į pareigūną, į darbuotoją. Ar yra normalu po darbo, kad specialistas, tarnautojas, kontrolierius, visi kiti darbuotojai neštos griežtos atskaitomybės dokumentus namo ir ten skaičiuotų, analizuotų, rašytų ir taip toliau? Manfredas norės atsakyti, bet čia su tuo kaip? Aš čia nieko blogo nematau. Aš visiškai nesuprantu šito klausimo. Mes dabar tvirtinam laikinai einantį merą. Jeigu Gediminas negalėtų eiti šitų pareigų, jisai visiškai nesusijęs su šito klausimu. Jeigu reikėtų atsakyti šitą klausimą, aš galėčiau jums asmeniškai. Rimantė Misiūnienė. Aš iš tikrųjų noriu galbūt paantrinti gerbiamą Benjaminą Rimdžių, kadangi ir sukonkretinti, kadangi mes dirbam visi kontrolės komitete ir ką pasakojo ir ko klausė tarybos narys Benjaminas, tai mums, kai tarybos narėm turinti patirties, keista buvo, kai gerbiamas Manfredas būtent sakė, kad kontrolierė gali visus griežtos atsakomybės dokumentus neštis namo ir tvarkytis. Esmė to klausimo yra požiūris ir viešasis administravimas. Ar jūs jaučiatės ir turit patirties, kai jūs būsit atsakingas už viską ir eisit mero pareigas? Čia yra labai daug dalykų, kurių
reikia ir suvokti, ir suprasti, ir žinot, ar jūs jaučiatės šitoj vietoj turintys žinių. Tai kažkaip tai man keisti tie klausimai tokie, bet, Manfredas, matau, nori atsakyti. Labai ačiū už klausimą dar kartą. Tai aš norėčiau pasakyti, kad jeigu reikėtų šitas pareigas vykdyti, jeigu ne aš vienas šitoj sistemoje esu, yra visa komanda, taip pat kaip ir Gediminas dabar minėjo, kad senai bevedžiau posėdžio ir jeigu kažką klysiu, pataisykit ir manau nebūtų problemos, jeigu reikėtų šitas pareigas eiti. Ačiū. Ačiū. Romas Karužna. Aš merą paprašyčiau, kadangi čia dabar iškilo tas klausimas, kažkaip net nelabai suprantu, reiškia, kokiu čia tikslu, bet noriu paprašyti, kad jie tokie būtų atidėti, jeigu iškyla posėdžio pabaigai, tai pirmas dalykas. O antras, jeigu tarybos narys nori kažką tai konkrečiai paklausti, jis turi ne abstrakčiai kalbėti, o pasakyti tiesiai šviesiai, kur yra problema ir ko iš to yra norima. Kadangi mūsų čia didžiai daliai tarybos narių iš viso nesuprantamas netgi klausimas, netgi tam pačiam paklausiamajam. Tai mero prašau laikytis to reglamento, kuris yra, kad nebūtų įsiterpiama su bereikalingais klausimais. Ačiū. Nijolė Valskienė. Pasisakyti norėsiu. Prašau. Dar klausimų bus? Tai ačiū, iš tikrųjų norėčiau apibendrinti. Supratau, kad klaus nebeturiu ko, nes parėjo aiškumas, kaip sakoma. Keista, kaip meras, kaip tarybos narys Romas Karužnas stebisi tokiais klausimais. Šiandien šituo sprendimu mes tvirtinam žmogų, kuris, jeigu prireiktų, eitų mero pareigas. Ir kažkam keista, kad kyla klausimų apie jo galimybę, apie jo požiūrį valstybės tarnautoją ir kompetenciją. Mano klausimas taip pat, kaip ir būtų buvęs, ar jis pasiruošęs eiti, bet klausti nebenoriu, nes jis kaip ir sakė, tai jeigu reiks, tai yra komanda ir padės. Tai aš susidariau nuomonę, kad Manfredas, kuris kaip žmogus tikrai turbūt yra ir puikus ir gabus, bet turi labai mažai politinės patirties ir patirties darbė savivaldybei, nelabai, tai čia gražiai pasakau, man atrodo, kad jis yra visiškai nepasiruošęs reikalui esant eiti šių pareigų. Ir keistas man šitas siūlymas. Aš siūlau Rimantę Misiūnienę, kuri turi patirties balsavimui. Manfredas nori pasisakyti, taip? Kaip? Prašom pasisakyti. Aš labai dėkingas esu už nepasitikėjimą, nes jau esu toksai žmogus, kad kada manim netikė, nepasitikė arba kažkaip kitaip nuvertina, aš tada dar labiau imuosi iniciatyvos dirbti, sužinoti, išmokti ir man jokios problemos, nei atsakomybės yra absoliučiai kažkokios tai neįvykdomos. Viską galiu. Ačiū labai jums, kolegos, už neįvertinimą. Ačiū. Buvo pasiūlymas, formuosit prašymą, siūlymą. Pritarimą turim komitetų ir svarstę. Tai bus siūlymas jūsų? Tai turėsim 2 tarpinius balsavimus. Tai pirmas už Manfredą Rudį, kur pritarė visi komitetai.
Balsuojam. Kas už? Ačiū. Balsavo 18. Taip, nebalsavo 5 tarybos nariai. Dabar antras tarpinis balsavimas. Kas už Rimantę Misiūnienę? Balsuojam. Ačiū. Už 5. Nebalsavo 18. Tai siūlau balsuoti už visą sprendimo projektą, kad ir antrą punktą, kai Gediminas Šepulis negali eiti iš šių pareigų, tada Manfredas Rudys. Balsuojam. Kuris per balsavimą nusimlaikys. Už 19, 4 susilaikė. Sprendimas priimtas. Trečias klausimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų rugpjūčio 31 dienos sprendimo numeris T129 dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Labą dieną, teikimo tarybos sprendimo projekto esmė yra pakeisti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą ir išdėstyti į naują redakciją. Kas turite klausimų? Komitetuose visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Matau, klausimų nėra, tai balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 2 dienos sprendimo numeris T5 dėl paminklų statymo ir atminimo ženklų įrengimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo pakeitimo. Pranešėjas architektūros teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Teikiamo tarybos sprendimo projekto esmė yra pakeisti paminklų statymo ir atminimo ženklų įrengimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 17 punktą. Visi komitetai apsvarstė šį klausimą, sprendimo projektą, visi komitetai pritarė. Kas turite klausimų? Nėra. Tai balsavimas. Pradedam balsavimą.
Sprendimas priimtas vienbalsiai. 5 klausimas. Dėl valstybės žemės sklypo nuomos be aukciono. Pranešėjas architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Taip, teikiamas sprendimo projekto esmė yra išnuomoti be aukciono 25 metam valstybinės žemės sklypą žemės ūkio paskirties. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Nėra. Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 6 klausimas. Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos be aukciono. Pranešėjas architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Teikiamas sprendimo projekto esmė yra išnuomoti 25 metam be aukciono valstybinė žemė žemės ūkio paskirties. Visi komitetai apsvarstė šį sprendimo projektą, visi pritarė. Kas turite klausimų? Balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 7 klausimas. Dėl valstybinės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Artūras Pališkevičius. Teikiamo tarybos sprendimo projekto esmė yra patvirtinti valstybinės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriuose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, išdavimo tvarkos aprašo. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 8 klausimas. Dėl sutikimo registruoti medicinos darbuotojų senjorų draugijos Ave Vita buveinę. Pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimundas Tiškevičius. Labadiena. Tarybos sprendimo esmė sutikti, kad Joniškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančiame pastate, esančiame adresu Pašvilnio gatvė 21 Joniškyje, būtų registruojama medicinos darbuotojų senjorų draugijos Ave Vita buveinė. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 9 klausimas. Dėl nekilnojamo turto, perdavimo turto patikėjimo teise viešąjai įstaigai Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimundas Tiškevičius. Tarybos sprendimo esmė yra... Atsiprašau, Lina Vigindrevičienė nori pasakyti. Norėčiau nusišalinti, nes dirbu minėtoje įstaigoje. Galime pritarti bendrų sutarimų? Ačiū. Prašau. Tarybos sprendimo esmė yra perduoti viešai įstaigai Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrui, valdyti, naudoti ir disponuoti pagal patikėjimo sutartį 20 metų terminai patalpas esančias Pašvilnio gatvė 21 Joniškyje. Tai yra 2 garažai.
Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Nėra. Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 22. Sekantis klausimas. Dėl nekilnojamo turto perdavimo Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais. Prieš svarstant klausimą, Marcijonas Urmanas nori pasakyti. Noriu nusišalinti, nes dirbu toje įstaigoje. Galima pritarti bendru sutarimu? Ačiū. Tarybos sprendimo tikslas perduoti Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui 10 metų laikotarpį neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais patalpas esančias Pašvilnio gatvė 21 Joniškyje, tai yra 4 garažai. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 22. Sekantis klausimas. Dėl ilgalaikio materialinio turto perėmimo iš Žagarės gimnazijos. Pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Tiškevičius. Tarybos sprendimo tikslas perimti iš Joniškio rajono Žagarės gimnazijos ilgalaikį materialinį turtą. Tai būtų 2 katilai ir inventeris, kurie randasi miesto aikštė 4 Žagarėje. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Nėra. Teikiu balsavimui. Du už, 1 susilaikė. Sprendimas priimtas. Sekantis klausimas. Trumpalaikio materialinio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti Joniškio rajono švietimo centrui. Pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimundas Tiškevičius. Tarybos sprendimo tikslas perduoti Joniškio rajono švietimo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise trumpalaikį materialinį turtą, kuris yra pridedamas priede. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų? Nėra. Teikiu balsavimą. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis klausimas. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio pranešėjas infrastruktūros skyriaus vedėjas Raimundas Tiškevičius. Tarybos sprendimo tikslas atleisti socialinio būsto nuomininkę nuo socialinio būsto esančio Skaisgiryje nuomos mokesčio 700 eurų už socialinio būsto būklės pagerinimo darbus. Darbai atlikti, aktai pridėti. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Nėra. Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Ačiū.
Sekantis klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 dienos sprendimo numeris T148 dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarimo pakeitimo. Pranešėja socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Orinta Naudužienė. Labadiena. Projekto sprendimo tikslas pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 dienos sprendimą numeris 148 dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarimo preambulę ir stebėtojų tarybos sudėtį. Vietoj Marytės Gabrėnienės įrašyti Dalią Vaičiukynienę. Ačiū. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Yra. Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 dienos sprendimo numeris T68 dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimą prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešuosiuose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė. Labadiena. Teikimo sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti naują Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimą prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešose vietose išdavimo nuostatų nauja redakcija. Naujoje nuostatų redakcijoje yra atsižvelgta į seniūnų siūlymus, pakoreguoti rinkliavų dydžiai, apibrėžtos naujos aiškesnės nuostatos ir panaikintos nebeaktualios. Taip pat sulaukėme iš vyriausybės vakar ar užvakar iš vyriausybės atstovo pastabą, kartu ir siūlymą, kadangi mūsų nuostatose nebuvo išpildytos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 5 punkto nuostatos, kurie nustato, kad turi būti aptarti delspinigių dydžiai, jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Kadangi vietinė rinkliava yra sumokama prieš leidimo išdavimą, leidimas išduodamas tik sumokėjus vietinę rinkliavą, ši nuostata kaip ir netenka prasmės ir nėra poreikio jos įtraukti. Tai vyriausybės atstovas pasiūlė, kad įrašyti sakinį 16 punkte delspinigiai už vietinės rinkliavos sumokėjimą nenustatomi. Tiesiog nėra poreikio jų nustatyti, bet šita nuostata turi atsirasti mūsų nuostata. Ačiū. Kas turite klausimų pranešėjai? Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Klausimų nėra, tai turėsime tarpinį balsavimą atlikti. Dėl 16 punktą įrašyto sakinio. Delspinigiai už vietinės rinkliavos sumokėjimą nenustatomi. Tai teikiu balsavimą tarpiniam balsavimui. Kas už? Ačiū. Visi tarybos nariai pritarė tarpiniam balsavimui. Tai balsuojame už visą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis klausimas dėl pritarimo įgyvendinti projektą atvirų jaunimo erdvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajone. Pranešėja ekonominės plėtros investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė. Labadiena.
Projekto sprendimo tikslas pritarti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija teiktų projekto atviro jaunimo erdvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajone įgyvendinimo planą finansavimo gauti, užtikrinti, kad šio sprendimo pirmame punkte nurodytam projektui gavus paramą, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis būtų finansuojama ne mažiau kaip 15% visų tinkamų finansuoti išlaidų, nenumatytos ir netinkamos finansuoti, bet šio sprendimo pirmame punkte nurodytam projektui gyvendinti būtinos išlaidos. Ačiū. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Nėra. Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis klausimas. Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčių sudarimui pranešė ekonomijos plėtros investicijų skyriaus Vilija Aleksienė. Projekto sprendimo tikslas – jungtinių veiklos sutarčių dėl Šiaulių regiono investicinio patrauklumo didinimo ir verslo aplinkos pagerinimo sudarinimui ir gamtos ir kultūros objektų pritaikymo lankymui, informacijos sklaidos gerinimo sudarimui. Įgalioti Joniškio rajono savivaldybės tarybos narį Gediminą Čepulį, laikinai einantį savivaldybės mero pareigas, pasirašyti abi minėtas sutartis. Visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Nėra. Teikiu balsavimui. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 11 dienos sprendimo numeris T150 dėl tikslingumo įgyvendinti projektą universaliosios sporto salės ir baseino komplekso statyba ir viešųjų paslaugų teikimas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu pakeitimo. Pranešėjas Joniškio rajono savivaldybės mero patarėjas Aivaras Rudinskas. Labą dieną. Sprendimo projektus siūloma pakeisti kai kurias sutarties sąlygas, kurios buvo išnagrinėtos pristatytos komitetuose, bei pakeisti 1.10 papunktį ir išdėstyti jį taip. Planuojami didžiausi savivaldybės turtiniai įsipareigojimai privačiam subjektui išreikšti grynąją dabartinę vertę 17 957 871 euras, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Finansų ministerijos bei savivaldybės kontrolierės išvados gautos, visos procedūros yra įgyvendintos. Klausimas buvo pristatytas, kaip ir minėjau, komitetuose, jis buvo išnagrinėtas. Tai tiek. Tai visi komitetai pritarė sprendimo projektui. Kas turite klausimų pranešėjai? Rimantė Misiūnienė. Jo, visi dalykai pagal jūs yra įvykdyti, tik mažos smulkmenos reikia, kad taryba pritartų ir reikia turėti tų pinigų. Noriu jūsų paklausti, kadangi vienaip ar kitaip galvoje savo dėliojau daugybę dalykų ir galvojau, kaip šitas viešasis pirkimas, kuris mūsų sprendimas buvo vienoks, atėjo vienokie būtent rangovai, dabar sumos yra žymiai didesnės, ar čia su tuo viešuoju pirkimu viskas gerai bus? Taip, viskas gerai, kadangi mes šitą pirkimą vykdome kartu su CPVA ekspertais. Tas pirkimo būdas, kaip ir minėjau, komitetuose yra šiek tiek kitoks negu eilinis pirkimas, tai yra derybų būdas. Derybose viskas įmanoma, tiek ir sutarties sąlygos, tiek ir finansiniai dalykai. Kaip ir minėjau, komitetuose buvo 3 derybų pakopos, tai yra teisinės pakopos, finansinės pakopos, techninės pakopos. Tai reiškia, kad visuose etapuose yra galimos derybos. Ir derybos vyko. Tai ir derybų paskutiniųjų preliminariųjų pasiūlymų pateikimu mes atėjome į tą stadiją, kuriuo šituo tarybos sprendimu ir prašome patvirtinti šitą mūsų derybų galutinį variantą, rezultatą.
Ačiū. Nijolė Valackienė. Tęsiant kolegijos klausimą, taip, tikėtina, kad jūs kažkokiu viešųjų pirkimų taisyklių nepažeidžiat, vykdot taip, kaip reikia, tikėtina. Bet ar jūs manot, kad pakankamai skaidru ir teisinga yra dabar, kai yra tik tai tam, aš kaip suprantu, yra atrinkti jau tie galimi tiekėjai, kurie eina toliau. Šitam etape jūs iš esmės net nemažinat, o didinat sumą, taip įsiderėjot, iš esmės keičiat sąlygas, nebereikės jiem įveiklinti pastato, ar manote, kad tai yra pakankamai skaidru ir tai yra geriausias variantas savivaldybei neskelbti naujų, o eiti toliau šito keliu arba dėrėtis, arba ne tai, kad neskelbti naujų, palikti buvusias sąlygas ir eiti toliau, arba skelbti naujus pirkimus galbūt. Aš galiu tik užtikrinti, kad tai yra tikrai skaidru ir tikrai teisiška. Ačiū. Romas Karužna. Pasisakyti. Dar bus klausimų. Nijolė, Rimantė čia paspant. Rimantė klausimą dar norės, taip? Noriu paklausti dar tokio dalyko, kadangi projekto vertė vis tiek labai didelė, techninį projektą vykdys, kiek supratau, pats rangovas? Rengs, užsakys. Ta prasme, jisai vis tiek jo atsakomybė, ne mes atskirą turėsim, o vykdys jisai turės. Jis bus atsakingas. Bus tas techninis projektas, tik tai techninį projektą užsakys rangovas, projektuotojai suprojektuos ir rangovas statys pagal tą techninį projektą. Daugiau klausimų to nėra. Romas Karužna nori pasisakyti. Taip, aš norėjau pasisakyti, jeigu galima. Iš vis norėčiau pasidžiaugti, kadangi iš tikrųjų didžioji dauguma tarybos narių, supratau, kad pritarė šito projekto įgyvendinimui. Kyla čia tų klausimų matyto opozicijai, tai galbūt ir labai teisingai, kad pasiteirauti ir kad tas projektas būtų skaidrus, kiek jau įmanoma, kad jis būtų skaidresnis ir aišku tikslas, kad būtų kuo greičiau įgyvendintas. Ir noriu dar padvejant, kadangi ir komiteto posėdį sakiau tą dalyką, kad vienas aišku, iš patrauklumo mūsų kaip Joniškio rajono, tai kaip ir būtų iš tikrųjų tas baseinas, sporto salė, jaunimo pritraukimas. Ir vakar irgi teko mums diskutuoti, kad ir medicinos tų specialistų, daktarų reiškia atvykimas į Joniškį, jeigu aš susidariau teisingą nuomonę, tai irgi tik ne dėl patrauklumo mes esam tokie, kokie esam. Ir kada turim problemas, to žmogaus netgi nebedomina bet koks atlyginimas. Tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi ir tikrai tikiuosi palaikymo, kad aš suprantu, kad tai yra brangu, didžiuliai pinigai, bet mes nei vienas nežinom, kas čia ir kokia čia infliacija ir kokie dalykai po metų ar po 2 ar po 3, dar tuo labiau, kada tas projektas turės būti gyvendinamas, kokie jie bus reikalingi tie pinigai iš tikrųjų. Tai reikia ryžtis. Daiktas čia įkurtas, jis niekur nedings. Naudosis mūsų vaikai, anūkai, jaunimas, galbūt dar ir mes patys spėsim. Tai būtų tikrai labai malonu. Ačiū. Nijolė Valackienė. Tai vienaip dėliau savo pasisakymą, norėčiau pabaigti tuo, ką pasakė kolega Romas Karužna. Daiktas įkurtas niekur nedings, naudosis tas ir anas. Kiek pamenu, tokį daiktą Joniškis jau turėjo, bet jo netobulino, išlaikyti, kiek žinau, buvo brangu ir neapsimokėjo. Tai norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad paskui neužmiršiu ar nespėsiu, tai esmė yra tokia. Bendravom su įvairiais atsakingais žmonėm, supratau, kad jeigu šiandien aš asmeniškai, pavyzdžiui, balsuoju prieš šitą sprendimo projektą, tai nėra balsavimas prieš baseiną. Tai yra balsavimas prieš papildomus pinigus baseinui, prieš papildomas sąlygas. Ankstesnis sprendimas dėl šito projekto galioja
ir ankstesnio sprendimo pagrindų galima dėrėtis. Kodėl aš negaliu pritarti šitam naujam sprendimui? Esmės dalis buvo išsakyta klausime, kad manau, kad tai nepakankamai skaidru ir teisinga, kai atrenkama dalis tiekėjų, tada keliama kaina ir lengvinamos sąlygos. Kita vertus, išgirdau nuomonę, vienas dalykas, projektas daromas prioritetiniu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu neliks pinigų kitų projektų kofinansavimui, pavyzdžiui, tokių kaip vandentvarka, kaip stadionų įrengimas, kaip kažkokių susijusių su mokyklom, jaunimo erdvėm, visų pirma, pinigai bus skiriami baseinai. Vadinasi, kiti dalykai tikėtina gali sustoti, gali ir nesustos. Kad nesustotų ir būtų daugiau pinigų, tikėtina gali būti keliami mokesčiai. Žemės mokestis ir visi kiti mokesčiai, kurie galėtų papildyti biudžetą. Dar vienas dalykas. Pranešėjas aiškiai pasakė, kad yra kontrolierės išvada. Nežinau, kiek atidžiai skaitė kiti tarybos nariai šitą išvadą, bet ten yra gana daug grėsmių. Viena iš grėsmių, kad statys pats rangovas statys, bet neįveiklins šito komplekso. Ir tikėtina, kad gal bus naudojamos, pats darys techninį projektą, gali būti, kad bus naudojamos prastesnės medžiagos, prastesnės kokybės, galbūt, kadangi norės pastatyti pigiau, o įveiklinti jam jo nereikės. Vien tai, kad atsisakoma įveiklinti, rodo, kad tai yra gana nuostolinga. Vadinasi, pastatė už didelius pinigus, va čia matome 17 milijonų, iš esmės šitas projektas rajonui kainuos 35 milijonų su kažkiek, tai buvo sprendimo projekte, ne mano išgalvoti skaičiai, tai bus labai dideli pinigai, kurie skriaus kitas rytis ir tikėtina gal net socialinę sritį, kad galbūt ir tie dalykai, kurie susiję su socialinė paramom ar kažkuo kentės. Dar vieną frazę, kurią išgirdau, nesakysiu iš ko, kas pasakė gal prisimins, bet tikrai ne gatvėj, o iš tų pačių čia sėdinčių salėj, tai mažiau pasitaškysim ir užteks. Nu, nežinau, ar čia dabar liberalai ir socdemai būdami valdžioj 2 kadencijas taip taškėsi. Tai aš siūlau, balsuodama prieš, pasilikti prie ankstesnio sprendimo projekto ir dėrėtis ankstesnėm sąlygom. Aš galiu dar. Ačiū. Ką norėjot patikslinti? Jo, aš dar norėčiau šiek tiek tokią repliką. Ne. Kad netrodytų taip, kad viskas, ką kontrolierė pamastė, yra logiška. Taip, ten buvo dar daugiau kontrolierės pamastymų, bet tai nereiškia, kad jie visi yra teisingi ir logiški. Ar logiška yra tai, kad pastatą valdys 15 metų statytojas ir jį pats savo pasistatys prastom medžiagom? Nu, aš manau, kad tai su logika niekaip nesusiję dalykai. Ačiū. Manfredas Rudis nori pasisakyti. Aš norėčiau pridurti, kaip nuo verslo pusės, prieš 3 metus taip pat rizikavau, taip pat turėjau vieną projektą, kuris išbrango 2, toliau jo nenumečiau, pasistačiau ir ko puikiausiai jisai funkcionuoja ir jisai atsiperkantis. Tai šis projektas, manau, taip pat mūsų rajonai atneš labai didžiulę naudą, mes taip pat galėsime iš jo užsidirbti, į biudžetą surinkti daugiau pinigų ir čia nebus jokios problemos jį įsimokėti, net ir pabrangus, o čia kad kažkokia korupcija ar dar kažkas, tai man čia liūdna klausytis. Ačiū. Rimantė Misiūnienė. Iš tikrųjų labai daug apie šitą objektą kalbam ir kartojasi mūsų visų mintis. Ir smagu, kad meras ramiai leidžia visiems pasisakyti. Tikrai opozicija netingėjo šiuo atveju ir susitiko su finansų skyriaus vedėja, būtent dėl šito objekto. Ir tikrai noriu pradžiai pasakyti, kad nepamirščiau, kad tiek opozicija yra už baseiną, kad mes ne prieš, kad atsirastų objektas. Kalba vyksta apie tai, kokiom sąlygom ir kokią kainą. Ir kalbėdami su finansų skyriaus vedėja,
susirinkę klausėm jos. Atrodo, paprastam žmogui pasižiūri, kad ir šių metų biudžetas pradinis 45 milijonai. Iš tikrųjų, tokie nemaži pinigai atrasti keletą milijonų, atrodo, būtų gal ir ne problema. Pradėjom eilutę žiūrėti. Ne man jums pasakoti, švietimai, socialiniai, kultūros, savivaldai kiek reikia. Ir visiems kitiem dalykam, taip, ir išeina 45 milijonai. Ten yra iš jų 26 milijonai būtent savivaldybės funkcijom, kas būtina yra ir privalu. Tada mes jos klausėm, pasakykite jūs mums dabar, kadangi mes kalbam apie pinigus, nemažus, apie 2 milijonus į metus, kur jūs mato dabar, kad galėtumėm paimti? Pagarba jai. Jinai sako, tikrai bus sudėtinga ir, kelsim žemės mokestį, nekilnojamo turto mokestį, atliekas išvežamas nuo gyventojų, keliam nebegalėsim galbūt tiek duoti, vandens kainos, iš kažkur jį reikia surinkti tą mokestį. Tai mes ir įvardinkim, kad už tą baseiną mokės visas rajonas. Kokia jo kaina yra didžiulė. Iš tikrųjų, kita mintis, ar galima čia pasisakymas ir... Bet iš kitos pusės mes puikiai žinom, kaip mums trūksta gydytojų, ar ne? Tų pačių policijos dirbančių žmonių, mokytojų. Kokios programos neeinančios yra jaunom šeimom. Ir be abejo, prioritetai turėtų lyg ir būti kiti. Mes ir sakom, atraskit pinigų per vipus, dotacijas, dar pro programas. Tuo labiau, kad ką tik tai baigėsi Seimo rinkimai. Pagarba, išėjo žmonės, dirbantys savivaldybėje, žinantis, kokia situacija yra. Kiek žinau, atrodo, Vaida Leknavičienė švietimo komiteto pirmininkė, ar ne? Švietimo komitete, man atrodo, ir sporto reikalai yra sprendžiami. Turbūt yra galimybių kažkaip tai gauti tų valstybinių pinigų tam, kad palengvinti tą naštą biudžetui. Ir be abejo, jūs nubalsuosit ir viskas nueis, jums rajonas davė tiek mandatų, kad jūsų daugumos balsų užteks ir čia nebus problemų. Tiesiog mes norim pasakyti, kad kaina bus tokia. Ir kai kils kažkokie tai mokesčiai, gyventojai tegul nepyksta, nes šiandien tiesiog bus tokia nutartis, kad tų pinigų iš kažkur tai reikės. O agentūra, kurią ir gerbiamas Aivaras mini, iš tikrųjų, jin sako, kad tai geri projektai ir kad čia viskas tvarkoja, be abejo, jinai taip pat užsidirba. Ir tai yra ir interesas sakyti, kad geras projektas. Tai yra mano nuomonė. Tad linkiu gerai pagalvot, o tiesiog laikas parodys ir ateityje, ko gero, nepykt gyventojams, kad tie dalykai, ką minėjau, mokesčiai kils, nes pinigų iš kažkur tai reikės. Opozicija šiuo atveju siūlo atrasti kitus kelius su vipiniais, o šito projekto neturi galimybės palaikyti. Tai kas pasisakys, Romas Karūžna jau pasisakėt, nebegaliu duoti žodžio. Tai gal po balsavimo replika kokia. Gerai? Tai nežinau, ar minėjau, ne, kad visi komitetai pritarėm sprendimo projektui, tai teikiu balsavimą, jau man atrodo, taip įsikalbėjom. Už 18, susilaikė 2, prieš 2. Sprendimas priimtas. Sekantis klausimas. Atsiprašau, Romas Karūžna repliką norėjo po balsavimo. Ačiū tarybos nariam, kad pritarėt ir noriu pasakyti opozicijai.
neišdrįso, ar dėl to, kad gėda pasakyti iki galo, kad nepritarė tam projektui, bandė įsukti, kad variantus galbūt kažkokius galima čia kitokius dar būtų taikyti, nors puikiai žinojo ir buvo pristatyta, kad tų variantų faktiškai nėra. Tai noriu, kad žinotų ir rajono gyventojai, kad opozicija buvo prieš šitą projekto įgyvendinimą. Tai akivaizdu. Ačiū. Ir Nijolė Valskienė irgi replika prie balsavimo. Tai pratęsiant, netokią turėjau esmę, bet pasakysiu ir tai, ką norėjau. Tai jo turėtų žinot, kad buvo prieš šitos pinigus, išleidžiant, kai bus blogi keliai ir užgrius visos kitos bėdos. Norėčiau, kad žinotų, kas tai padarė. Bet esmė, kurią aš norėjau pasakyti, kadangi kolega Manfredas Rudis pasakė, kad aš turbūt taip supratau, kad ir užsidirbs dar iš šito projekto savivaldybė, tai aš jau, nebijau pasakyto žodžio, gana pagyvenusis jaunas žmogus, galbūt jau aš nebūsiu politikoje po kažkiek metų, norėčiau gauti šitą žinią iš jo, jis jaunas perspektyvus, kaip matau, ir politikoje, kiek jau čia kada pradėjo užsidirbti iš to. Duok Dieve, kad jis įlaikytų, nelabai tikiu, reikės dadėti. Tai čia mintis, ką uždirbsim, tai mažiau reikės atiduoti. Taip. Tai sekantis. Mindaugas Balčiūnas dar replika. Ačiū. Aš tai tokią istorinę atmintį dabar atsiminiau. Turėjom vieną tokį objektą, irgi buvo daug iečių sulaužyta. Po to žiūriu, ten kažkas fotografuojas prie to objekto ir pateikia kaip ir savo nuopelnus. Tai linkiu nusifotografuoti visiems kartu, kas už ar prieš, kai bus šitas statinys pastatytas. Dėkoju. Ačiū. Sekantis klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 dienos sprendimo numeris T48 dėl Joniškio rajono savivaldybės skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstimo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Joniškio rajono savivaldybės mero patarėjas Aivaras Rudnickas. Sprendimo projektas buvo pristatytas aplinkos komitete, kadangi šis komitetas yra pagrindinis šiuo klausimu, kiti komitetai nesvarstė šito klausimo, nes dar neturėjome tam tikrų laboratorinių išvadų. Atsiprašau, Rimantė Misiūnė, matau prieš svarstą. Komitete, kaip ir gerbiamas Aivaras sako, mes nebuvom, nematėm, o čia matau tos gatvės, kur aš gyvenu, tai noriu nusišalinti. Būtent todėl ir paminėjau, kad tik vienam komitete buvo svarstytas. Atsiprašau, pritarėt, bendrų sutarimų pritarėt dėl nusišalinimo? Nijolė Valskienė. Iš tikrųjų, man atrodo, gatvės ir nėra, bet nuo to, kad seniom padidino pinigus, kažkaip man argi to gėrio kliuvo, tai noriu nusišalinti. Nors įtakos... Kad čia... Pritarėt bendrų sutarimų? Ačiū. Kaip ir minėjau komitetuose ir ankstesnėme tarybos posėdėje, kad prie to klausimo greičiausiai grįšime ir grįžtame prie to klausimo. Iš tikrųjų turime problemų su Veršių keliu. Ten turime laboratorinius išvadas, tos išvados yra nekokios, rinksimės su ekspertais, svarstysime, ką galime daryti ir todėl nenorime ir negalime šiais metais aktuoti ir siūlome 80 000 nuimti nuo šito objektų ir jį perskirstyti taip. Joniškio seniūnijos Jekiškių kaimo dvaros gatvės dalies asfaltavimui beveik 50 000 skirti, bei Saugėlaukio seniūnijos Pošupių kaimo Ramybės gatvės dalies asfaltavimui 30 000. Kas turite klausimų pranešėjai? Nėra. Teikiu balsavimui.
19 už, 2 susilaikė, sprendimas priimtas. Sekantis klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2024 metų kovo 28 dienos sprendimo numeris T50 dėl Joniškio rajono savivaldybės 2004-2026 metų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų finansavimo prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Joniškio rajono savivaldybės mero patarėjas Aivaras Rudnickas. Iš praeito klausimo turbūt kolegės nusišalino 2 klausimais, taigi siūlome tais objektais, kuriuos įtraukėme į sąrašą, papildyti prioritetinę eilės sąrašą. Tai gal pirmam dar turėjom jų atsiklausti, ar jos čia sutinka nusišalinimai, kad paskui... Gal pakvieskit, aš žinau, bet kiekvienu klausimu turėtų... Atsiprašau, čia antrą dėl kelių klausimą svarstom, bet į tas pats su tais pačiais keliais. Nu tai gal įvykdom procedūrą, nes taip. Aš jau pristačiau klausimą, tai... Rimantė. Matau, kitas klausimas taip pat apie tą kelią, kur gyvenu, tai gal galima nusišalinti. Galim pritarti bendrų sutarimų. Ačiū. Taip. Edmundas Vaičiulis. Matau Žagarį Naujoje Akmenė. Daukanto gatvėje gyvenu irgi. Ne, čia tokių dalykų. Kaip tarybos nariai sutinkanus čia? Nepritarėt, ačiū. Ačiū. Prašom pristatyti. Kaip ir minėjau, šitas klausimas išplaukė iš jau pristatyto klausimo ir siūloma į prioritetinės eilės sąrašą įtraukti Joniškio seniūnijos į Jakiškių kaimo dvaro gatvę bei Saugėlogio seniūnijos Paušupės kaimo Ramybės gatvę. Kas turite klausimų pranešėjai? Nematau. Teikiu balsavimai. už, 1 susilaikė. Sprendimas priimtas. Sekantis klausimas. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 metų spalio 31 dienos sprendimo numeris T239 dėl uždarosios akcinės bendrovės Fortum Joniškio energija atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo pakeitimo. Pranešėjas Joniškio rajono savivaldybės mero patarėjas Aivaras Rudnickas. Sprendimo projektu siūloma nustatyti uždarosios akcinės bendrovės Grand Joniškis atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį be pridėtinės vertės mokesčio 0,94 € vartotojui per mėnesį. Tas mokestis, tokio paties dydžio mokestis galiojo iki šių metų lapkričio 30 dienos ir po lapkričio 30 dienos siūlome palikti galioti tą patį mokestį. Kadangi šis sprendimo projektas atsirado jau žymiai vėliau, kaip komitetai svarstė visus klausimus, tai ekonomikos investicijų ir strateginio planavimo komitetas pagal kompetenciją apsvarstė šį klausimą, sušaukdami neeilinį komiteto posėdį. Nijolė Valskienė. Iš tikrųjų, dalį klausimo jau atsakė, kuris buvo kilęs, kad kaina lieka ta pati, tai norėčiau techninį dalyką pasitikrinti. Tiesiog atėjo laikas, kad jie, kas kažkiek periodiškai reikia, kodėl atsirado naujas. Kaina galioja 5 metams ir tas laikotarpis baigėsi lapkričio 30 dieną.
Ačiū. Kas dar turite klausimų? Nėra? Ar atsiprašau, per komitetus buvo klausimas dėl būtų ūkio kainos, būtų ūkio kaina analogiška, ta prasme, aptarnavimo mokestis galioja iki 26 metų rugsėjo. Rimantė Misiūnienė. Aš tik noriu pasitikslinti ir paklausti, mes tai nustatom iš tikrųjų šitą dabar kainą, bet kadangi elektros kaina didės, tai žmogui galutinė kaina tai didės? Čia mokestis už skaitliuką. Aptarnavimo skaitliuką. Aptarnavimo mokestis. Dar bus klausimų? Teikiu balsavimai. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Tai apsvarstėm visus klausimus. Tai ačiū visiems tarybos nariam. Kas? Vyriausybės atstovų buvo pateikti tarybos nariam. Reikalavimų nebuvo, ten tik tai raštai buvo. Pasiaiškim. Gerai, apsvarstėm visus klausimus, tai baigiam posėdį, taip? Ačiū.